Pradėjau dėtis techniką dar vakare, susižiūrėjau, ar viskas tvarkoja, visos baterijos pakrautos, dėjau droną, fotoaparatai, objektyvai. Pasiėmiau dar ir GoPro, sukonstravau, kad galėčiau rašinėti kokybiškai garsą. Pasiėmiau ir Blixės paleidėją, nes jau yra buvę, kad važiuoju fotosesiją, pasiėmiau viską išskyrus paleidėją. Ir pasiėmiau droną su baterijom. Galvojau, kad kelsiu droną, bet drono nekėliau. Labas rytas, pagaliau išsiruošiau ir prisipažinsiu, kad pramiegojau. Bet pavyko greitai išsiruošti, tuomet sustojau į degalinę. Vietoj rytinės košės suvalgiau tiesiog kruasaną su mozzarella, su sūriu. Su mozzarella ir su sūriu. Su mozzarella ir su kumpiu. Pasidariau kavos, išvažiavau. Nuotaika labai gera ir nuotaika pradėjo griūti, kai pamačiau, kad Panevėžyje lyja, nes važiuoju dabar į Panevėžį fotografuoti automobilį. Ir pažiūrėsim, kaip ten seksis. Galėsit jūs įvertinti komentaruose. O dabar keliaujam į fotosesiją, iki kurios liko man tik tai 15 minučių kelio. Tai laukiau, kol prašius, kad galėčiau įrašyti. Programėlė gal kokia nuolaida, nes nesiskaičiuoja. Kūras iš pirmos tavo, ne? Piliesi tu? Jo. Tai vat kūrui bus 10 centų, atsiprašau, tikrai. Kava kokia, jeigu moka, tai bus 50%. Jeigu latė, tai nieko nebus, jeigu tik mokai. Sakyk moka. Moka. Nu ką? Moka. Tik moka geriau. Šį mėnesį mokai 50%, didelė ir mažai, a visom kitom žinokai buvo nuolaida nuo 7 iki 9, viską nuima, tai nebent kokia ypatinga kortelė, kaip pas mane, turi kur 50% pastoviai daro. Tai taip. Okei, čia jau nice. Tu jau gerai. Tak, aš tau, taip, tai yra euro 55, 22, 84, beveik 5 eurus goja nuolaida. Fantastika. Kas galėjo padaryti? Nors kiekvieną dieną važiuok. Nu, tikrai. Taip, sutaupys ir pavalgai, pageri ir į mašiną įsi. Ko buvo? Tai laukiam rytoj. Gerai, susimatyti. Iki. Gerai, viskas. Draugais dainavau ir mane. Nesakyk, kad toli, nesakyk pamiršai. Važiavau jau į šiutą, pradėsim, tai visą darbą ir sudaro visas susistatymas, padaryti nuotrauką, realiai gaunasi greičiausiai, daugiausiai laiko atima tiek pasistatyti automobilį, tiek po to tas visas nuotraukas sujungti. Išsitrauksim visą techniką, mašiną jau pasistačiau pirmam kadrui, tai dabar tikslas yra padaryti tokių gražių kadrų pardavimui, bet ne per daug cheesy, nes bus šiek tiek neskanu, jeigu bus per daug meniška, nors aš labai norėčiau ir labai meniškai padaryti, bet šiaipgi Porsche fanas, tai fotkinu automobilį pirmą kartą per kokius 2 mėnesius. Nes buvo biškai sunkiau, tai neėmiau šitą fotoaparatą į rankas. Po paskutinių poros mėnesių ganėtinai sunku yra vėl priprasti prie visko. Tai ko man reikia nufotografuoti automobilį ir ką rekomenduočiau pasiimti jums. Ką tik išsigandau, kad nepasiėmiau Blixės, nors iš tikrųjų tai vakar gal 3 kartus viską persižiūrėjau, bet visada būna tas toks nejaukus momentas. Tai realiai reikia Blixės, aš asmeniškai naudoju Godox AD300 Pro. Man asmeniškai jos pakanka, Pro foto man labiau patinka, bet kas kol kas gerai ir taip, jeigu ten jau kažkas tokia biški mandresnio, tai tada realiai gali išsinuomoti, bet šiaip tai pilnai užtenka šitų 2 dalykų, tada užsidėsiu paleidėją ant fotoaparato ir susisetapinsiu šviesą. Tai ir pasidarysiu pirmą šūvį ir pasižiūrėsim, kas čia gaunas.
viskas atrodo, fotosesiją baigiau, nežinau kiek pridariau aš tos medžiagos, kiek galėsiu jums parodyti, bet aš manau, kad tie visi backstage'o kadrai vis tiek gal davė kažko. Šiaip iš tikrųjų labai fokusavausi į fotografavimą būtent pačio automobilio, todėl buvo gal šiek tiek sunkiau dar pagalvoti ir apie filmavimą. Gavosi kiek gavosi. Mano nuomonė, kad pavyko iš tikrųjų, sakyčiau, gerai. Fotosesiją vertinu 9 iš 10, bet tai nėra tos nuotraukos, dėl ko reikėtų savo gal rašyti 10. Tai yra geros, kokybiškos nuotraukos pardavimui. Dabar viskas. Keliauju namo, pasimsiu Laurą su Herkom, žiūrėsime parodą. Ten kažkokia turizmo paroda, nežinau tiksliai kaip jinai vadinasi, bet ten yra mūsų labai geri draugai. Jie turi Safari parką Anykščiuose ir vasarą rengia ten maisto ir vyno festivalį. Varysim ir parodysim viską, kaip ten viskas atrodo, nes bus ir atlikėjų, bus ir maisto skanaus, bus ir gėrimų. Važiuojam, aplankysim dabar juos mugiai ir parodysim, kaip atrodo jų stendas ir ką jie turi ten gero. O gal ir ne. Važiuojam į Vilnių!